Ar įmanoma išmokti anglų kalbos tik žiūrint filmus ir skaitant knygas? Apie tai šiandieną ir pakalbėsime. Sveiki mano kanalo žiūrovai, senai nesimatėme. Šiandien nusprendžiau jums truputėlį papasakoti apie aktyvų ir pasyvų mokymąsi. Visai neseniai, prieš kelias dienas, su viena iš savo mokinių kalbėjome apie pamokų planavimą, mokymosi planavimą ir išgirdau klausimą, kiek laiko reikia papildomai skirti kasdien, norint pagerinti anglų kalbos žinias. Ir labai yra sudėtinga atsakyti, kiek laiko, kai nežinai, ką žmogus veiks per tą laiką. Visas mokymasis gali būti skiriamas į aktyvų ir pasyvų. Pakalbėkime, kas tai yra. Pasyvus mokymasis yra kalbos naudojimas. Kai jūs žiūrite angliškus filmus su subtitrais arba be, kai jūs klausotės anglų kalbos dainų, kai jūs pasiemate anglišką knygą ir skaitote, visa tai yra pasyvus mokymasis. Jūs naudojate kalbą, jūs matote, kaip jau turite nemažai žinių ar ne, kiek suprantate, ką pastebite tekste arba audio kažkokiam įraše, bet jūs aktyviai su kalba nedirbate. Kas yra aktyvus mokymasis? Tai yra darbas su žodžiais, žodžių mokymasis, frazių mokymasis, sakinių analizavimas, gramatinių struktūrų ir taisyklių dėliojimasis ir naudojimas ir taikymas ir įvairūs kiti dalykai, ar ne, kiti metodai, kai jūs aktyviai mokotės. Taigi, ką daryti? Ar tai kaip paversti pasyvų mokymąsi aktyviu ir kaip juos suderinti. Taigi, kai mes paklausę, ar reikėtų mokytis 15 minučių, reikėtų papildomai mokytis 20 minučių ar 30, tai aš visada atsakau, priklauso nuo to, ką jūs darysite. Jeigu tai yra aktyvus mokymasis, gal ir užtenka. Jeigu tai yra pasyvus, tai tada jūs turite patys pajausti, kiek laiko jūs norite žiūrėti filmą arba kiek laiko jūs norite skaityti knygą. Ta pati veikla ir filmo žiūrėjimas, ir knygos skaitimas, ir dainų dainavimas angliškai gali tapti ir aktyvus, ir pasyvus. Pasyvius pavyzdžius jau kelis paminėjau. Kaip padaryti filmo žiūrėjimą aktyviu mokymusi? Tai tikriausiai ne vienas žiūrite filmus su subtitrais. Jeigu jūs tiesiog žiūrite filmą, kaip minėjau, tai yra pasyvus mokymasis. Tačiau, jeigu jūs nusprendžiate aktyviai pasidarbuoti su to žiūrimu filmu arba serialu, tiesiog karts nuo karto sustabdote, išsirenkate iš titruose matomų savo vieną kitą naują žodį, kurį galbūt norėtumėte išmokti. Užsirašote tam tikrą vieną ar kitą frazę, kuri jums atrodo įdomi arba kuri jums atrodo naudinga. Atkreipiate dėmesį į kažkokias tai gramatinės struktūras, panaudotus gramatinius laikus, artikelius, paanalizuoti, užsirašote sakinį, paskui galėsite pasižiūrėti, kodėl čia buvo panaudotas būtent šitas laikas, kaip čia, kodėl šitoje vietoje atsirado būtent vienas arba kitas artikelis. Galbūt žiūrėdami subtitrus jūs netgi pamatėte tuos žodžius, kurie yra parašyti, bet jūs jų neišgirdote veikėjus šnekant, ar ne, tai galbūt atkreipėte dėmesį ir įtarimą. Galbūt sustabdote ir truputėlį šlifuojate savo tarimą, kartodami vieną ar kitą frazę, atkartodami veikėjų intonacijas, atkartodami tam tikrą ar ne, tempą šnekėjimo ir panašiai. Taip, filmo žiūrėjimas iš pasyvaus virsta aktyviu. Lygiai taip pat mes galim padaryti su knyga. Jeigu jūs skaitote knygą savo malonumui, neatkreipia dėmesį į naujus žodžius, nes jie tiesiog netrukdo supratimui, ar ne, kas vyksta knygoje, tai viskas tvarkoja. Tai yra tiesiog pasyvus mokymasis, jūs mėgaujatės knyga, jūs džiaugiatės tuo, kad galite suprasti, galite skaityti. Bet jeigu mes norime padaryti skaitymą aktyviu, tada jau yra darbas su tekstu. Vėlgi, nauji žodžiai, naujos frazės, nauji išsireiškimai, gramatinės struktūros, tam tikrų gramatinių taisyklių taikymas, kaip jis atrodo sakiniuose, kažkokių naudingų savo sakinių arba frazių arba žodžių junginių išsirankiojimas. Vėliau darbas su juo, ne tik mokymasis, bet bandymas, tarkim, pakeisti vieną ar kitą žodį ir pritaikyti sakinį savo situacijai. Visa tai jau virsta aktyviu mokymusi. Taigi yra labai didelis skirtumas, ar jūs
žiūrėsite filmą, skaitysite knygą tik savo malonumui, ar jūs tai darysite aktyviai. Kuris mokymasis yra geresnis? Na, tikriausiai mokantis aktyviai, rezultatų pasieksite daug greičiau. Tačiau pasyvus mokymasis taip pat yra labai reikalingas. Tam, kad truputėlį motyvuoti save. Įsivaizduokit, jūs pareinat pavargę po darbo, esat susiplanavę, kad visą valandą mokysitės anglų kalbos, tačiau taip nėra jėgų, taip nesinori, taip pavargo, taip galva nebeveikia. Tai tas paprastas pasyvus filmo žiūrėjimas ir knygos skaitymas arba dainų klausymasis padeda ir pasyviai padidinti motyvaciją. Jūs girdite kalbą, skaitote, klausotės, galbūt dainuojat ir niūniuojat kartu. Jūs pastebite, kad vis daugiau suprantate. Jūs pastebite, kad jums gal ne visada bereikia subtitrų. Jūs pastebite, kad perskaičius visą puslapį knygos viską supratot ir net nereikėjo pasitikslinti vieno ar kito žodžio. Taip auga motyvacija, auga pasitikėjimas savimi. Jūs pastebite, kiek daug jau jūs išmokote. Tačiau aktyvus mokymasis taip pat yra būtinas. Aktyvus mokymasis yra kryptingas mokymasis, nukreiptas į savo tikslų siekimą. Ar ne? Dabar kiek turėtų procentų arba minučių sudaryti vienas ir kitas? Priklauso nuo to, ką jūs darote su aktyviu mokymusi. Ar ne? Jeigu jūs, tarkim, visą valandą žiūrėsite filmą ar skaitysite knygą ir išsirašysite kalną žodžių, kalną frazių, sakinių, pavyzdžių, kiek paskui reikės laiko jum visus tos žodžius ar frazes apdoroti. Tikriausiai labai ilgai, nes nežinau, jeigu valandą skaityti knygą ir rinkti žodžius arba filmą ir rinkti žodžius, tai bus kokia, nežinau, 50 galbūt žodžių, dar daugiau. Tai vėlgi nereikia persistengti, reikėtų labai apytiksliai abi veiklas derinti, ar ne, kad ta ir aktyvi veikla ir ką jūs iš jos gaunate ir kiek jūs ties ją dirbate, kiek laiko skiriate, kad jinai jūsų labai nenuvargintų, bet taip pat ir pasinaudotumėte reikalingais rezultatais. Pasyvi veikla, pasyvus žiūrėjimas, pasyvus knygos skaitimas, tai yra jūsų tarsi laisvalaikis su anglų kalba, ar ne? Poilsis su anglų kalba. Tai jeigu iš vieno puslapio jūs padirbėjote, su vienu puslapiu padirbėjote intensyviai, tai gal galite kokius 4-5 ir perskaityti savo malonumui. Viskas yra labai individualu, viskas yra labai asmeniška. Taigi, o kaip jums sekasi? Ar jūs labiau mėgstate mokytis aktyviai ar pasyviai? Labai lauksiu jūsų komentarų, lauksiu jūsų žinučių. Ir jeigu turite kokių klausimų apie anglų kalbą, mielai juos atsakysiu. Sėkmės!